Sveiki atvykę į Rovaniemį. Prieš geras pusę valandos nusileidom Rovaniemio oro uoste ir dabar keliaujam pasižiūrėti, ką Šiaurės Ašigalį žmonės veikia kovo gale. Dabar yra kovo 20, 6 valandos vakaro. Ir mes keliaujam į Kalėdų senelio miestelį. Atstumas nuo oro uosto iki Kalėdų senelio miestelio pėsčiom apie 25 minutės. Mačiau, važiuoja autobusai, bet nutariau prasieiti šį kartą, nes viskas šalia. Taksi kainos nei daug nei mažai, už 4 minučių pasivažinėjimą 15 eurų. Tai einam. Na štai pirmasis ženklas, kad iki Šiaurės Ašigalio turim beveik 2 kilometrus. Galvojau nusipirksiu kepurę, nes nepasiėmiau. 350 eurų. Dėkui. Čia turim live kamerą, iš kurios galima pasimajuoti vieniem kitiem. Techniškai čia prasideda Šiaurės Ašigalis.
kainų atžvilgių viskas yra čia žiauriai užkelta. Yra tekę būti jau čia man prieš 3 metus žiemą. Tai už pasivažinėjimą šunim haskiais, kad jie tave temptų miško takeliu, už 15 minučių 2 asmenim, tai tais laikais teko susimokėti 140 eurų. Dabar buvo prie manęs gidas, siūlė šiam vakarui šiaurės pašvaistės turą, bet dangus yra apsiniaukęs, tai šiandien turbūt nesimatys jokių pašvaisčių. Iki 3 valandų viskas trūksta, 110 eurų asmeniui, tai aš atsisakiau. Čia sezono įkarštį galima pasivažinėti su elniais. Šia startuoja, apvažiuoja ratu ir grįžta. Tai va, greitai apėjau Kalėdų senelių miestelį. Ne sezono metu nelabai čia yra ką veikti, bet ne dėl to aš čia ir atvažiavau į Suomiją. Dabar keliauju į viešbutį ir rytoj ryte grįšiu atgal į oro uostą išsinuomot mašinos ir važiuosime gaudyti šiaurės pašvaisčių. Tiesą tai paminėjau, jeigu norite apsistot šituose namukuose, šitam kaimelį, tai dabar ne sezono metu kaina yra tik 200 eurų už naktį. Nei daug, nei mažai. Pavalgiau degaliniai mėsos kukulių ir dabar žygiuoju iki savo kapsulės viešbučio. Pasiėmiau tik tai lovą, pigiausią variantą šiai nakčiai, kem 4 eurai. Nesiėmiau nieko brangiau, nes rytoj ryte anksti keliuos. Žygiuoju toliau atgal iki oro uosto, pasiėmu mašiną ir varysim į Suomijos glūdumą, netoli Baltijos jūros, ir ten bandysim gaudyti šiaurės pašvaistės. Dabar einu iki parduotuvės dar pasiimti vandens nakčiai ir žiūrėsim, kas laukia tam viešbutį. Padariau klaidą, kad nepasiėmiau kepurės iš namų. Galvojau -1, nebus taip šalta. Bet šalta. Kalėdų senelio kaimukį pigiausios kepurės kem eurų beveik, tai nepirkau. Rytoj reikės bandyti stot kažkur į prekybcentrį, ieškot kažko pigesnio. Geras 20 minučių liko iki viešbučio, tai nenukris ausis.
vandens litras 3 eurai. Šį vakarą apsistosim čia. Welcome. Hi. Nice. This one? It is, right? Yeah, it was. One cup. Čia yra kažkas nemokama pavalgyti. Bendri dušai. Labas rytas. Naktį biškį pasnygo. Temperatūra nulinė. Turim dabar 9:30 valandų ryto. Žygiuojam atgal į oro uostą pasiimt mašinas. Ir tęsim savo kelionę.
Pakeliui dar užmačiau žemėlapiuose yra apžvalgos bokštas. Tai dar nueisim iki jo. Apie miegą kapsulės viešbučiuose galiu pasakyti, buvo prastai. 8 lovos kambary, 4 buvo indai. Indai, aš turiu omeny žmonės indai, tauta. Ir 11:30 nakties atvažiavo dar 2, spėju, kiniečiai. Krebždenosi iki 2 nakties. Bandžiau su ausinukais miegoti, bet vis tiek garsas persimušė. Tai miegas buvo toksai, šiaip sau. Nu, bet ką padarysi? Kai renkies pigiausią opciją, tą ir gauni. Jo, turbūt pasitikėt Google'u kartais miškuose yra biškį apgaulinga. Kelias baigėsi, bandom eit kažkokiu šunkeliu. Nežinau, ir aš čia praeisiu. Turėčiau gal. Ai, ne, yra kelias. Kairėn. Nėra taip blogai, reiškiasi. Čia man panašu, kad sniego mobilių trasa. Nu, bet matau, pėdsakai žmonių yra, tai bandom. Ai, ne, čia. Čia viešbutis. Pasižiūrim. Vienu žodžiu, šūtinau visai ne į tą pusę. Jau atgal aš tingiu grįžt, kad eit normalių kelių. 5 minutės iki uosto pėsčiom. Tai reiškia, geras 20 minučių ėjau ne ten, kur reikia. Tiek to jau su tuo apžvalgos bokštu. Reikia eit pasiimt mašiną, nes 10:30 jau yra galimybė atsiimt. Aš paskiau geros 4,5 valandas važiuoti iki sekančio viešbučio. Tai reik skubintis ir aš net nežinau, čia galima eiti. Motociklų trasa. Jo. Pasižiūrim. Vienu žodžiu, jau sniego mobilių taku. Pravažiavo vienas vietinis. Nebuvo labai patenkinęs tas einu. Bet tai nieko nesakė, tiesiog pristabdė, bet tai iš žvilgsnio supratau, kad aš ten nelabai galėjau eit. Dabar atradau miško takelį. Čia jau panašu, kad žmonės vaikšto. Ir bandau pakliūt į kelią, kuriuo turėčiau eit be jokių problemų. Šiaip įdomus faktas, kad Suomija yra 6 kartus beveik didesnė už Lietuvą, o gyventojų tik tai 5,5 milijono, tai realiai tik tai 2 kartus daugiau negu Lietuvoj. Tai čia pagrindė visur miškai. Pagrindinė populiacija žmonių yra Helsinkyje. O aplinkui tai tik tai keli namukai stovi. Eismas irgi mažas. Faina. Jei kažkam šiandien trūksta motyvacijos, prašau.
Pasiėmiau mašiną. Toyota. Eina savo. Taip, prieš metus laiko už pilną draudimą, irgi 3 parom, net patikrinau, mokėjau 8,1 eurą. Ok, pigu. Dabar, lygiai po metų, 107 eurai. 9 eurai para. Negalėjau pradžio rasti mašinas. Va stovi XRT. Ja. Atsirakins. Atsirakins. Toyota. Toyota. Būtų gerai apsižiūrėti, ar nėra jokių daužymų, bet tai, kad čia apsnigta. Okay. Iki viešbučio, iki apartamentų 435 379 kilometrai. Ką, reikia sustoti kažkur gal pavalgyti kavos. Įdomus dalykas. Žiūrėkit, kaip čia langai atsidaro. Gale. Geras. Reikės dar sustoti į degalinę, nusipirkti pakrovėją, nes turiu pakrovėją ne tokį, kurio man reikia, jungtis netinka ir rytoj planuoju vis tiek daugiau važinėti, tai telefonas turi būti pakrautas, tai žiūrėsim. $12 valandų. Manau, būtų pats laikas sustoti, papusryčiauti kažkur. Pažiūrėt, gal pakrovėją turės. Radau pakrovėją. 15 eurasikų. Valgyt nevalgysim, nes dar Hesas nedirbo. Važiuojam toliau. Tam 3 euriukai. Ką, važiuojam toliau. Sustojam biškį pailsėt. Ir vienas dalykas, kurį aš pamiršau nusipirkti parduotuvėje, yra kepurė. Tai jau iki miesto aš nelabai tikrai noriu važiuoti atgal. Bandysim kažkaip be kepurės jau šį vakarą, nes planavau važiuoti prie jūros, gaudyti pašvaiščių. Žiūrėsim, gal nesušalsim. Iki viešbučio liko važiuoti valanda 7 minutės. Tai būsim prieš 5.
Jau nebedaug liko. Nu ką, atvažiavom. Parkingo vieta turbūt bus čia. Na štai atvykom. Ateinančias 3 naktis praleisim čia. 102 eurai už 3 naktis, tai galiu sakyti, iš tikrųjų gan gera kaina. Gan smagiai atrodo namukas. Ir turbūt svarbiausia, kad yra sauna. Jėga. Įdėjau skalbt rūbus. Biškį pailsėjau, išgėriau arbatos. Laukiam kašio. Ir dabar nežinau, ką daryti. Ką mes turim? Turim, kad panašu šiandien turėsim gražių vaizdų. Ne dabar, už kelių valandų. Rodo, kad debesuotumas 100%, bet nepanašu. Prie jūros, man atrodo, bus tikrai gražu ir giedra. Tai lauksim, kol sutems visiškai. Ir bandysim važiuoti filmuoti. Ai, pamiršau dar paminėti, kad viešbutis yra 102 eurai. Plius, jeigu neturi savo patalinės, už patalinę 15 eurų. Ir kai bukinau viešbutį, man atrodo, čia buvo lapkričio gale, tai rašė, kad final cleaning yra 5 eurų. Galvojau, okei, turbūt nesitvarkysiu, tingėsiu, ne man, paliksiu tvarkyti jiem. Bet šiandien gaunu žinutę iš pat ryto su durų kodu ir toj žinutėje rašo, kad final cleaning fee yra 95 eurai. Tai pakilo kaina, nes, bukinau viešbutį prieš 4 mėnesius. Tai reiks turbūt tvarkytis pačiam, arba tiesiog nereikės palikti šiukšlyną. Vieną akim stebim kašį, kitą akim stebim, kada išvažiuot.
Krepšinis biški palauks. Važiuojam gaudyt šiaurės pašvaiščio. Sveiki visi. Neseniai atsikėliau. Vakar grįžau vakare ir jau net nieko nefilmavau daugiau, nes befilmuojant pašvaistės pamačiau, kad kažkas yra blogai su kokybė. Bandžiau filmuoti toliau, bandžiau resetint nustatymus kameros ir nusiresetinau ant tiek, kad visiškai paskui nieko nesimatė, paskui bandžiau atkurti, rankos sušalo. Žiūrėjau YouTube'ės video, paskui kaip viską atgal atstatyti ir galiausiai apsiniaukė ir nelabai išėjo ką nufilmuoti. Yra keli kadrai, yra keli trumpi video, bet nieko rimčiau. Nieko. Turim dar 2 vakarus, 2 naktis. Tikėkimės šiandien bus geriau. Kol kas yra apsiniaukę. Bet vakare rodo šansą, kad bus vėl giedra. Tai lauksim vakaro.